Mylimieji, aš labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti žodžiu ir galiu, draugai, priminti kiekvienam, kad Dievas jūs myli. Įdomiai, kad, žinot, reikia to priminti. Kartais iš žmonos, tu man mažai kalbi, kad tu mane myli. Matosi, kad myli. Bet matėt, reikia dar ir girdėti. Ir mes irgi norim iš Dievo girdėti, kad mus myli Dievas. Ir tai yra normalu. Pasakykit vienas kitam, Dievas tave myli. Pasakykit dabar, Dievas tave myli. Dievas myli tave. Matot, labai gerai. Dažniau sakykit vienas kitam tai. Dažniau. Bet žinokit, draugai, reikia dar ir skaityti Dievo žodį. Šiandien aš norėčiau, kad mes pabudėtumėm vienoj Morkaus Evangelija 3 skyriuje. Morkaus Evangelija 3 skyrius, aš labai džiaugiuosi, kad braulis Kęstutis veda nuostabės paskaitas, ne paskaitas, o kaip ne lekcijas, o pamokas. Trečiadieniais, kada mes ateiname iš Morkaus Evangelijos, tokios pamokos ištirk krikščionybę. Ir jeigu jūs dar norite prisijungti, vis dar turite galimybę. Žinokit, su medžiaga. Ir aš tikrai dėkuoju Viešpačiui, kad dar kartą atradau tą Evangeliją, Kęstutį. Tikrai, ačiū labai, kad tu mums tai priminė. Jo. Ir žinokit, 3 skyriuje, 3 skyrius ypatingas tom, ten yra tokia viena diena, kaip gyvena Jėzus. Tokia diena jo yra. Iš tikrųjų labai įtempta diena, labai sunkia diena. Bet nuo 1 eilutės aš paskaitysiu iki 3, iš pradžių iki 5 galbūt. Ir mes ten pažiūrėsime. Kristus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Jie stebėjo, ar jis gydys šį šabo dieną, kad galėtų Jėzų apkaltinti. Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka, stok į vidurį. O jų paklausė, ar šabo dieną leistina daryti gerą ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Bet anie tylėjo. Tada rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumą, tarė tam žmogui, ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka tapo sveika kaip ir kita. Žiūrėkite, žmogus atėjo į sinagogą. O žmonės, rašto žinovai, fariziejai, tie, kurie turėjo mokintis, jie labai stebi, kaip tu čia, ką tu darysi. Kaip tu čia dabar reiškis. Žinot, kartais tu ateini į bažnyčią, žmonės ir stebi galbūt, ir pamokslininkai, ar ką aš čia dabar darai, gal surasiu, ką nors blogą jame čia. Ir žinokit, jie, ką surasti blogą jame. Ir ten žmogus buvo, kuris ateidavo į sinagogą, ateidavo pas Dievą, giedoti giesmes su padžiūvusia ranka. Kas tai yra per liga, padžiūvusia ranka? Kas žino? Kas žino, kas čia per padžiūvusią ranką? Atrofija, jo. Tai ranka neveikinti. Jis ateina pas Dievą. Įsivaizduokit, jis ateina, tiesiog šlovina Dievą su tokia ranka, su tokia negalė. Jis ateina, kol vieną dieną nepasikeitė jo visiškai gyvenimas. Galbūt ir tu taip šiandien, draugai, ateini, kokia galbūt, gal kažkokia rutina tau tampa, gal ateini į bažnyčią ir niekas nesikeičia, pas tave yra tavo problemos asmeninės ir tu taip lankai tiesiog galvodamis jau kas bus, niekas nesikeičia. Ir taip tas žmogus irgi atėjo į sinagogą, susirinkimas, ir jį pamatė Jėzus. Galbūt nieks jį niekada nematė. O jis pamatė, sako, ateik čia. Ir man klausimas kyla, kodėl jis pakvietė jį, kad jis išeitų, sako, stok į vidurį. Žinot, sinagoga buvo ten, moteris sėdė atskirai, čia vyrai atskirai sėdė, jeigu didelį sinagoga dar 2 aukšte yra sakykla, kaip čia, ten yra tora, ten yra rytiniai tokie stovi. Ir čia yra tokia vieta, kur tarp sinagogos viršininko, kuris skelbia žodį, ir eilės
tarpas. Ir Kristus sako, stok čia. Kaip jums atrodo, kodėl jis pasakė, ateik į vidurį? Kodėl jis negalėjo išgydyti, sako, su padžiūvusia ranka išgydytis? Kodėl jis pasakė, stok į vidurį? Kaip jums atrodo? Kad pamatytų. O kaip tam žmogui buvo? Kaip jie tam jausti žmogui? Ar buvo jam patogu išeiti, malonu išeiti, įprasta, ne? Aš nežinau, ne? Kartais iš tikrųjų sunku išeiti prieš visų. O jeigu nesuveiks? O jeigu kažkas, to kam man išeiti? Ne? Dažnai man smuoja, jeigu Dievas gali tave ir bet kur išgydyti, ne? Bet jis pasakė tam, kad tas žmogus galėtų, tai buvo jo išpažinimas, suprantate, mes išpažįstam Jėzų Kristų ir kartais jis pažįstamės ne kažkur slėpėdamisi, o viešai. Ir tu nori būti išgydytas, tu nori, kad Dievo šlovės būtų pasirodyta. Išeik į vidurį. Tas žmogus išėjo su padžiūvusia ranka. Visų akivaizdais buvo, kaip žinot, su negalia, parodyta ta negalia visiems. Galbūt jis sėdėjo ir niekam nerodė. O jis dabar turi išeiti ir visiems pasirodyti. Ir Kristus griežtai uždavė klausimą, galima gelbėti žmonės šabo dieną ar žudyti? Visi tylėjo. Negalima pasakyti, gelbėti galima, labai gerai. Bet šabas buvo antiek tokia diena, kad joks darbas negali būti vykdomas, nebent tai grėsia gyvybei. O kadangi padžiūvusia ranka negrėsia jokios gyvybės šitam žmogui, jį negalima būtų gydyti. Bet kadangi Kristus tai pasakė, ar gelbėti, ar žudyti galima, jie aplamai nieko nepasakė, jie labai buvo pagauti. Bet kada Jėzus sakė, ištiesk ranką, kažkas atsitiko. Mes dar padiskutuosim apie tai, kas atsitiko. Bet jis ištiesė tą ranką. Ir tai stebuklas įvyko, visų akivaizdų, suprantat, visų akivaizdų stebuklas. Jeigu jis neišeitų, gal taip ir nebūtų. Bet jis išėjo į vidurį ir įvyko stebuklas. Ir žinot, ką fariziejai pradėjo mąstyti? Fariziejai pradėjo tartis, kaip Jėzų pražudyti. Tai padaryk gerą ir visiems tu neįtiksi vis tiek, koks tu bebūtum. Net Jėzus ne visiems įtiko. Tai tu paprastas žmogus nori irgi įtikti visiems. Neįtiksi tu. Daryk tai, kas yra gera ir tai, kas yra teisinga. Čia šiaip. Bet gerai, Kristus išgydė, tas žmogus pasklydo labai garsas apie tai, ką Kristus padarė. Oi, žinokit, tikrai. Įsivaizduokit, jeigu šiandien kažkur būtų, ar tu eitum ten, kur toks išgydymas vyksta. Aš nueičiau pažiūrėti. Reikia nueiti pažiūrėti. Ir žmonės, ten šeštas, reiškia, ten Jėzus su savo mokiniais pasitraukė prie ežero, žiūrėkit, jis siekė didelį minią iš Galilėjos ir Judėjos. O kam siekti? O dėl to, kad, žiūrėkite, atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie daugybę jo darbų. Žmonėms norėjosi gydymas, norėjo išgydymas, norėjo žmonės stebuklų. Ir Kristus jų neišvarė ir nesakė, žinokite, kadangi jūs dėl stebuklų čia atėjot, eikite, jūs turite dėl tikėjimo vaikščioti. Tegul ateina žmonės, tegul. Ir čia taip pat būna, kad kodėl bažnyčia ateina žmonės, kurie neieško Jėzaus. Tegul ateina. Kartais tiesiog taip. Ne visi jau eina iš tyros labai jau širdies ieškodami to išganimo. Kažkas ieško maisto, kažkas ieško dar kažko. Taip ir su Jėzumi buvo. Bet ką padarysi, draugai? Taigi Jėzus nevarė žmonės ir Dievas labai smarkiai rodė savo galią virš lygų ir virš visko. Dievas, ir tai yra Jėzaus diena, įsivaizduokite, ant kiek sunkia. Tu darai, žmonės tave persekioja. Tu nedarai, žmonės kalba irgi blogai.
Ir galiausiai atėjo toks laikas, kada jis paskyrė 12, tą pačią dieną skyrė 12 mokinių, kurie tapo apaštalais, kurie turėjo galę, po to Dievas davė jiems, Jėzus davė galę jiems, reiškia skleisti karalystę, daryti stebuklus. Ir atėjo toks laikas, kada tiek žmonių buvo, o jis buvo Galilėjos pakrantėje, kad tiek žmonių buvo, kad jis turėjo sėsti į valtį ir truputėlį atlaukė atgal, kad žmonės tiesiog jį numestų į tą jūrą. Ir pradėjo skelbti Evangeliją. Ir taip skelbė, žinokit, kad žmonės galvoja, kad jis jau išėjo iš proto. Iš tikrųjų taip ir atsitiko, žinokit, draugai, taip pat, jeigu mes taip pažiūrėsime, ten yra toks žodis. Vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nepavalgyti. Apaštalai, ne Jėzus, saviškiai apie tai išgirdi, ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjo iš proto. Išduokite. O toks laikas atėjo, Jėzus tiesiog atiduodavo save žmonėms, skelbdavo žodį, tiesiog buvo su jais, gydydavo tos ligonius, išvarinėdavo demonus, piktasis dvasis ir ant tiek jau pradėjo kalbėti ir žmonės stebėsi. Ir saviškiai, tai yra, galvoja, kad jis jau išėjo iš proto. Čia nori nužudyti jį tie fariziejai už tai, kai jis kalba. Ir kas atsitiko, draugai? Galiausiai atsitiko labai įdomus reiškinys. Atvykę iš Jeruzalės rašto žinovai sakė, jis turi Belzebulą. Belzebulą ir demonio kunigaikščio jėga, jis išvaro demonus. Vat kokia iš tikrųjų jėga turi Jėzus. Belzebulo jėga. Kas yra Belzebulas? Belzebulas tai mėšlo šeimininkas, dar kitaip išversti galima. Tai yra šitonas, tai yra tai, kas tamsos kunigaikštis. Ir tai buvo vadinamas Belzebulu. Ir žinokite, kad jie sakė, ką jie sakė, kad padeda jam išvaryti demonus pat Belzebulas. Ir va čia mes dabar sustosim, draugai, nuo šios vietos ir panagrinėsim, ką Kristus atsakė. Nes jo atsakymas yra tiek svarbus. Ir jeigu mes pagausim patį mintį, aš manau, kad mes šiandien išeisime kitokie žmonės. Ir aš paskaitysiu jums nuo 23 eilutės, 3 skyriaus. O Jėzus pasivadinęs juos, tos fariziejus, kalbėjo palyginimais, kaip gali šitonas išvaryti šitoną. Jei karalystė suskilusi, tokia karalystė negali išsilaikyti. Ir jei namai suskilę, tokie namai negali išstovėti. Ir jei šitonas sukyla prieš save ir tampa susiskaldys, jis negali išsilaikyti ir žlunga. Ir klausykit dabar, niekas negali įeiti į galiūno namus, pasigrobti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada jis apiplėšė jo namus. Ką tai reiškia? Pirmiausia, Jėzus labai nustebo, kad, reiškia, fariziejai pradeda kalbėti, kad jis išvarinėjo demonus demonų vardu. Toks tikėjimas buvo iš tikrųjų pas egzorcistus tais laikais ir gal šit dabar kai kur yra, kad jeigu tu žinai kažkokį demono vardą stipresnį už tą, kuris tame žmoguje sėdi, to vardu tu gali išvaryti. O kadangi patys stipriausias vardas yra Belzebulas, tai jis tiesiog išvarinėja demonus Belzebulo vardu. Nes paaiškinti tai, kas jie matė, masiškai demonai išeidavo iš žmonės. Masiškai buvo išgydymai, žmonės tiesiog ateidavo, plūsdavo, prisiliesdavo, išeidavo demonai ir dėkdami, jis buvo sveikas, tiesiog neįtikėtinai, o kaip tu paaiškinsi? Sako, tu Belzebulo baldu, tai darai, Belzebulo vardu, kasgi gali tokius demonus išvarinėti. Ir Kristus tada sakė, ar galima lygą išvaryti lygos pagalba? Nu kaip čia taip kažkaip beprasmiška. Jeigu tu išgersi nuodus, tai nuodais tu neišgelbėsi žmogų. Jeigu alkoholikas, to alkoholizmo
alkoholiu nepradėsi gydyti. Ne? Nu, čia yra akivaizdus dalykas. Kaip gali būti? Kaip gali surinkti, kaip galima aplamai šeimą, kuri byra, išgelbėti, išardydama tą šeimą? Nu, niekaip. Ne viena karalystė, sako, jeigu pradeda skilti, neišstovės. Jeigu šitonas pats save pradeda išvarinėti, tai tikrai jų karalystė suskylo ir galas jam ateina. Nu, įdomi labai. Žinot, draugai, aš manau, kad jeigu šeima, kaip sako Kristus, jeigu šeima suskylo, ta prasme, neįmanoma kovoti viens prieš kitą ir išgelbėti vienybę. Neįmanoma. Jeigu šeimoje jeigu valstybėje yra žmonės kovoja viens prieš kitą, valstybės žlugs. Jeigu šeima kovoja viens prieš kitą, šeima žlugs. Jeigu visuomenė viens prieš kitą, visada bus žlugimas. O bet šitono karalystė, draugai, yra labai organizuota, labai stipriai, tiek vieninga, kad tiesiog jūs neįsivaizduojat, ant kiek šitono karalystė yra vieninga. Ten jokių pasidalymų nėra, ten nieko susiskaldimo nėra. Šitonas, Belzebulas, nori ir daro tai, ką jis nori. Jis nori pirmiausia atimti mūsų visų, mūsų džiaugsmą, valią, mūsų jėgos nori atimti, mūsų gyvenimą. Jis nori sunaikinti. Ir aš pasakysiu, draugai, jis daro tai tikslingai ir labai vieningai. Ir jis pavadintas tamsos kunigaikštis. Ir kunigaikštis tikrai turi savo karalystę. Ir savo karalystę esame mes. Mes esame jo karalystė. Bet palaukite. Žiūrėkit, kada Kristus buvo gundamas, reiškia buvo gundamas dykumoje po krikšto, kas atsitiko, prie jo prisistatė šitonas. Labai greitai prisistatė šitonas, nes tu jisai labai nustilpęs fiziškai ir prie tavęs galima prisikipti. Ir jis pasiūlė jam savo visos pasaulio karalystės. Sako, aš tau atiduosiu. Jis turėjo tą galią, iš tikrai turėjo tą galią. Kodėl? Dėl to, kad jis šio pasaulio kunigaikštis. O kodėl jis norėjo atiduoti savo karalystę Jėzui? Jis sako, tu tik nusilenk man, aš tau viską duosiu. Kodėl jis norėjo jam atiduoti? Dėl ko? Kad kas? Atsisakytų. Nu, gerai, ir kas toliau? Jūs žinote, kiek jūsų siela yra vertinga, jeigu jūs žinotumėt, kad sako, kokia išpirka žmogus duos už savo sielą, nes viso pasaulio neužteks dėl vienos sielos. Ir šitonas buvo pasiruošęs atiduoti visą savo karalystę dėl jūsų sielos. Suprantate, dėl jūsų sielos jis buvo pasiruošęs atiduoti viską. Sako, nes jeigu Jėzus nusilenktų, jis tada neišgelbėtų mus. Jis tada neišgelbėtų. Šitonas to norėjo, atiduosiu tau viską, tik tai nusilenk. Jis nori pergalę. Jis yra labai tikslingai, eina prie tikslo. Jis, draugai, jis yra žudikas, jis yra vagys. Ir jis niekada nepasidalins. Jo karalystė niekada nesuskils. Čia mes žmonės galim skiltis, galim, ta prasme, viens prieš kito nusiteikti, žudyti vienas kitą, savo šeimas ardyti. Šitonas niekada taip nedaro. Jis yra vieningas, nes tik taip gali jis pasiekti savo pergalę. Ir draugai, dėl to, kada fariziejai sakė, tu Belzebulo jėga išvarinėjai demonus, Jėzus sakė, nu tai palyginimą, nu tai sako, pagalvokit patys. Čia jūs galite tarp fariziejai, sadukėjai, rašto žinovai, denominacijos ir taip toliau. Čia pas jį taip nėra. Taigi, įdomi, kad Belzebulas dar verčiasi taip pat kaip namo šeimininkas. Kaip namo šeimininkas. O dar yra vienas vertimas. Ir
jeigu mes tai pažvelgsime, Kristus toliau sako, niekas negali įėjęs į galiūno namus pasigrobti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūną, tik tada jis apiplėš jo namus. Dabar taip, čia Kristus iš karto pirmiau pasakė, kad yra absurdiškas pareiškimas, kad Belzebulas pats save išvaro, o po to čia Kristus sako, niekas negali įeiti į galiūno namus ir pagrobti jo turtą, jeigu nesuriši. Žinote, čia kaip būna. Kada ateina vagis į namus, jis negali pagrobti turtą, jeigu ten yra šeimininkas, nebent jis šeimininkas suriš. Ir taip ir būna, kada tu skaitai naujienas, kažkas įlipo į ten namą, surišo šeimininkus, apvogė būtą ir išėjo. Jis negalėtų apvogti, jeigu nebūtų surištas šeimininkas. Apie kągi Kristus čia kalba? Kad niekas negali galiūno namus eiti. Ir čia Jėzus kalba apie patį šitoną, apie tą Belzebulą, apie tai, kad jis yra savo namuose, nes Belzebulo vardas verčiasi kaip namo šeimininkas ir jis sako, kad niekas negali pagrobti jo turtą, jeigu nesuriš šitą Belzebulą pirmiau. Jūs žinot, kad šitonas ir piktosios dvasios, kada mato, kaip jie mus mato, kaip jie skaito, kas mes esame iš dvasinių pasaulių. Dvasiniam pasauliu šitonas ir demonai, kada mato mus, kaip jums atrodo, kaip jie žiūri į mus? Aš jums pasakysiu, kaip jie, žinot, tai Morkaus Evangelija 12 skyriuje. Aš jums pasakysiu, kaip. Ten yra toks žodis, ten yra labai įdomiai. Čia nuo 43 eilutės iki 45. 12 skyrius Morkaus. Čia pati Morkaus Evangelija. Ir žiūrėkite, ten yra toks žodis. Netyroji dvasia, išėjusia iš žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose. Išeina. Ieškodama poilsio ir neranda. O dabar, kas atsitinka? Tada jis sako, grįšiu, kur? Ne, į savo namus, iš kur aš ėjau, grįšiu į savo namus, iš kur aš ėjau. Jie mato jūs kaip savo namai, nes dėl to, kad šio pasaulio kunigaikštis ir mes gyvename šio pasaulyje. Ir jis sako, jūs mano namai, jūs esate mano namai. Ir jis, kada išeina, jeigu iš jo neatimti raktą, jis grįž su to pačiu raktu, atidarys duris ir atves su savim dar būrį, kad padaryt labai geros linksmybės, kad labai gerai pasilinksminti ir padaryt gerą diskotėką pas tave. Nes raktas gi neatimtas. Taigi, draugai, čia ir įdomiai, sugrįžusi, randa jos tuščius, iššluotus ir užpostus. Ateikit, prašau, grįžkite, demonai, atgal. Galite, kaip? Mato Evangeliją, atsiprašau, mato. Čia mato, jūs skaitote tenai, ne tą, atsiprašau, matote, čia mane suklaidino kažkas. Mato Evangeliją. Ir čia mes matome, būtent tai, 7 dvasios dar piktesnės už save ir įėjusis jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip, baisu labai, draugai. Kodėl jis grįžta atgal? Dėl to, kad iš jo namų, jeigu iš tave išvarys iš namų, tu norėsi grįžti. Taigi, brangieji, Jėzus, kada kalbėjo Morkaus Evangelijoje, jis sako, niekas negali įėjęs į galiūno namus pasigrobti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūną. Ir čia mes pradedam dabar išsiaiškinti vieną svarbiausių dalykų. Žiūrėkit, kaip šitonas aplamai pagrobė mus, kaip jis surišo mus, kaip jis ateina pas mus, kaip mes tampame jo valdžioje. Čia labai įdomiai.
parašyta rašte, kad kur yra pavydas ir savanaudiškumas, paklausykit labai atidžiai, Jokūbas sako, kur yra pavydas ir savanaudiškumas, kas ten būna, ten netvarka ir įvairūs pikti darbai. Žmonės leidžia ateiti piktosioms dvasioms ir būti užvaldomas per pavydą ir savanaudiškumą. O po to mes stebėmės, iš kur jis raktą turi. Mesgi nedavėm. Tai savanaudiškumas. Aš, man, mane, viskas apie mane turi suktis. Toliau, Efeziečiams parašyta, neduokite vietos velniui, kai jūs pykstatės. Kai ateina piktis pas jūs, žinote, yra riba. Jeigu jūs ribą peržengite, ateina vieta velniui. Jis labai greitai mus gali surišti. Kad mes nepaklūstam, mes jau tikinti žmogus, kada nepaklūsta Dievui. Aš manau, jis labai rizikuoja būti surištu. Ir kada šitonas suriša žmogų, vat kaip atpažinti? Labai paprasta. Vat žmogus turėjo ramybę savo gyvenime. Hop. Ir tuštybė kažkokia ateina. Hop. Ir baimės. Hop. Ir kažkoks nerimas, pastoviai tu nerimą gyveni, kažkaip pradedi nepasitikėti Dievui, kažką reikia labai stengtis daryti, toks tuštybė, toks, žinau, vat kada buvo žydai ir faraonas. Faraonas sakė, aš nepaleisiu žydus, Mozė sako, paleisti, sako, nepaleisiu. O kadangi faraonas sako, kadangi šitie žydai turi daug laiko, turbūt nesmasto apie savo išėjimą ir apie savo Dievą. Duokim daugiau darbo. Bet, sako, neduokim jiems plytų, tikul patys. Eina dabar iš molio plytus pasidaro, bet jie turi tokį pat kiekį gale dienos padaryti. Todėl, kad jie turi daug laiko turbūt mąstyti apie Dievą. Ir žydai dabar vietoj to, kad gaudavo plytos ir statydavo, dabar turėjo dar plytos padaryti. Ir aišku, tai užimdavo laiko, bet rezultatas buvo toks pats kaip ir anksčiau. Ir mūsų gyvenime, jeigu draugai turi veikti, daryti daugiau, bet iš to nieko neišeina, tikriausiai ateina pas tave tuštybė. Ir tikriausiai kažkas negerai. Taigi, žmogus gali turėti ir gerą darbą, bet būti darboholikų. Gali dirbti daug, bet nieko neturėti. Vietoj džiaugsmo gali turėti depresiją. Čia šitonas labai greitai, labai gerai pasidarbuoja, draugai. Jis nori surišti, atimti. Ir žmogaus, pavyzdžiui, tavo kažkokie troškimai, siekiai gyvenime. Jis to irgi nori atimti. Kada nors klausėt save, taip, toks klausimas, kodėl kartais aš darau tai, kas prieštarauja sveikam protui? Sveikam protui, gerumui, moraliai. Bet dėl ko kartais taip išeina? Nesusivaldom. Va, matai, reikia va taip pažvelgti. Jo? Ir, žinot, dauguma iš mūsų nemėgstame žodį atsakomybė, aš suprantu. Bet žinokite, kada mes duodam vietos velniui, mes esame atsakingi už savo šeimą, nes mes duodam vietos. Ir tai yra labai liūdna, nes mes apie tai nemastom. Bet mes vis dėlto norim ar nenorim nešim atsakomybę prie viešpats visada sako, neduokite vietos velniui. Ir dėl to, draugai, va taip ir atsitinka. Kada Jėzus surišo, kada jis buvo Getsemanio sode, jis surišo, bet įdomiai labai, kad toks žodis ten panaudotas irgi surišo. Bet ar gali tu Jėzų surišti, apriboti?
Nebent jis pats atiduos. Jis atidavė save, draugai, dėl ko? Jis atidavė save, kad surišti šitoną. Kad surišti tą namų šeimininką. Kad apiplėšti tos namus ir išvaduoti tos mus, kurie, čia labai svarbus momentas, aš dabar papasakosiu jums, draugai. Kristus atidavė save, kad šitonas tai, gerai, surišom Jėzų. O Jėzus iš tikrųjų surišo galingiausią. Jis surišo Belzebulą, jis surišo šitoną, kad mes galėtum būti laisvi. Ir dabar klausimas, tai ką, dabar šitonas nebevaldo šį pasaulį? Ne, valdo. Mes matom, karai vyksta, žudynės vyksta, visokiausi blogi dalykai vyksta. Tai atrodo, kad Jėzus pralaimėjo, nes jis surišo, o ne jis surišo šitoną. Iš tikrųjų, ne, draugai. Čia yra toks dalykas, kad iki Jėzaus tu negalėjai būti, tavo nuodėmės negalėjai būti atleistos. Tu negalėjai būti laisvas. Dabar jis dar yra šiame pasaulyje, šitonas dar yra šiame pasaulyje, bet Dievas sako, žinai, jis neturi valdžią tave neišleisti. Aš jį surišau šitoną ir dabar jis neturi valdžią tave neišleisti. Tai aš galiu išeiti? Gali. Tau reikia tik patikėti, kad tu gali. Patikėti Jėzumi Kristumi. Štai koks surišimas įvyko. Galiūno. Štai kaip apiplėšiamas dabar jo namas. Dabar jis dar karaliauja, jis dar niršta, jis dar gazdina, jis dar nori atimti viską iš tavęs. Bet tu gali atsisukti ir nežvelgdamas atgal eiti pas Jėzų. Todėl, kad tu esi išlaisvintas. Vat kas atsitiko, ne tai, kad jis surištas dabar, jis ateis laikas, apreiškimo laiške parašyta, kad ateis laikas, kada jis bus surištas ir įmestas į ežero, ugnies ežerą. Ateis tas laikas. Bet dabar jis surištas, apribota jo valdžia tam, kad tu galėtum būti laisvas šiandien. Ir tau reikia įtikėti ir su to tikėjimu išpažinti Jėzų. Ir kaip šitas žmogus su padžiūvusi ranka įstoti ir pasakyti, aš Dieve, mano ranka padžiūvusi, man reikia pagalbos, aš negaliu naudotis, mano gyvenimas buvo apkarpytas, aš buvau kaip pusiau, galėjau kažką daryti, bet ir negalėjau nieko daryti. Sako, stok vidurėje ir aš tave išlaisvinu. Tau reikia sustoti, jeigu mes norime, draugai. Taigi, kaip parašyta, mirtimi sunaikina tą, kuris turėjo mirties jėgą. Vat kas atsitiko, draugai. Vat kaip Jėzus mus išgelbė. Vat kaip jis išlaisvina. Ir tik per tikėjimą, kaip šitas su padžiūvusi ranka. Per tikėjimą, kada tu matai pas tave ranka, kuri niekada neveikia. Ir tau sako, ištiesk. Galbūt tu iš pradžio išgydyk, aš tada ištiesiu. Jis sako, tu tikėjimu ištiesk, patikėk mano žodžiais. Ir kada jis ištiesė, jis tapo sveika. Ir Jėzus sako, aš surišau, aš ėjau galiūno namus, Belzebulą, šeimininko namus ir visus jūs pagrobiu. Jūs išeikite, sako. Išėkite. Bet, žinot, yra toks filmas senas, Matrica vadinasi. Ir ten paskutinį dalį yra toks momentas, kada kalba buvo su to dirbtiniu intelektu, kuris visus pavergė, ir kada buvo nugalėtas mūšis, tam buvo pasakyta, ar tu išlaisvinsi? Sako, kas bus su visais, kas norės išeiti? Tas sako, kas norės išeiti, tas tegul ir išeina. Ir viskas. Bet gal ne visi nori. Galbūt ne visi tiki. Taigi, draugai,